Sveiki draugai, su jumis Haraldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną antradienis, kovo 11 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai gavau šiandien prašymą vieno iš žiūrovų paaiškinti, ką darau su savo BTC spotu, kaip jį treidinau, kada žinau, kada pirkti, kada parduoti, kaip žinau, kada baigęs bullrunas ir panašiai. Tai pakalbėsim šiandien apie tai. Praseisim kaip visą laiką pro visus timeframe'us, pažiūrėsim, kas šiandieną vyksta ir po to video gale papasakosiu, ką darau su savo BTC spotu, parodysiu strategijas, kurias naudoju, kad treidint ir jo, bus įdomu. Bus įdomu, šiaip esu jau rodęs ne kartą, bet turime naujų žiūrovų, tai pasikartosiu, nieko baisaus. Pradėkime nuo 8 dienų timeframe'ą, pažiūrim, kaip čia ta žvakė formuojasi. Nu jo, išsvypinom lau, grįžom atgal, dar 2 dienas iki close'ą. Įdomu, kaip užsiklausins. Norėtųsi, aišku, kad kuo arčiau bensų. Galim pažiūrėti į ant kiek tai dar valid uptrendas. Nu jo, šita zona 0.5-0.6. Tikrai norėtųsi, kad kažkur čia rastų suportą, žemiau 0.6 nekrystų. Tai tada gan valid uptrendas ir tada daug šansų. Kitas legas, nauji highs. Vėlgi, jeigu pradėsim grįžinėti čia žemiau, grįšim į vasaros range, na tai šiais metais nelabai tikiuosi new highs tada jau. Nes tada visas šitas kainos blokas jau nebe trendas, o mean reversionas, tai range'as, tai iš range'o mes nebesitikim breakouto į new highs, mes tikimės, kad paranintų maksimum iki range high ir grįžtų į range low, tai tokiu atveju, biškį pratrinsiu, tokiu atveju, jeigu visgi nelaikomės šito 0.5-0.6 levelio ir sukrentam čia žemiau, tai jo, šiais metais new highs nelabai tikiuosi, nes tada prireiks daug laiko čia išsirenčinti, išsičiopinti, kol galiausiai įsibrikautinsim. Taip, bet dar 2 dienos iki close'o, tai dar kol kas kaip ir viskas okei. Pažiūrim į daily. Nu jo, kaip ir minėjau, raudoni bensai, downtrendas, respektina bensus, nesugeba treidinti juose, paliečia stiprus sell-offas, nauji lows, tai realiai jau turime porą pavyzdžių, kaip respektina bensus, ne, tai turėjom čia low, palietėm bensus, nauji lows, ne, vėl turėjom čia low, palietėm bensus, nauji lows. Tai jeigu čia vėl low ir žemiau jau šią savaitę gal arteinančiom dienom nebekrysim, kilsim į bensus, paliest bensus ir nuo benso aišku tikimės new lows. Ir jeigu atsimušimas nuo bensų neprives prie new lows ir tada vėl lipsim į bensus, ir sugebėsim užsiklausinti aukščiau už šitą levelį, tą pirmą initial įlipimą, nes matom, čia turėjom levelį, antras levelis nesugebėjau užsiklausinti. Taipogi čia turėjom mane tą levelį, tai šitas levelis nesugebėjau aukščiau užsiklausinti. Tai vat būtent tokio pokyčio norėčiau, tai yra paliesti bensus, nusilosinti, nepadaryti naują low, tai yra laikyti šitą low, tada vėl grįžti į bensus ir užsiklausinti aukščiau šito initial levelio. Ir tada su didelė tikimybė, kad čia jau jo susiformavo geras bottomas ir ant daily tikrai toks structure, toks pokytis daug ką reiškia. Jo, bet kol kas tai yra downtrendas, aiškus ir bet koks bouncas į bensus tikimės new lows. Total du pažiūrim kaip išsilaikęs.
Nu jo, total lootai čia iš vis jau subirėjo. Visiškai grįžo atgal į tą vasaros range'ą. Kita žvakė jau, man rods, Flipits Bensus raudonai. Nu jo, altcoinai liūdni ir nežinau, jeigu BTC liūdnas, tai altcoinai dar liūdnesni. Ir kol BTC nedarys kažkokio bullish judesio, tol altcoinai, nėra ką žiūrėti. Irgi ta pati istorija, irgi kaip BTC, tai turėjom low, turėjom pushą į Bensus, naujas low, vėl turime low. Tai vėl bet koks pušas į Bensus, tikimės naujų low. Ir kol šita tendencija nesikeis, tol nieks nesikeičia pretty much. Raudoni Bensai, downtrendas, respektinamas. Tai kelia žemyn. BTC pažiūrim mažesnį timeframe'ą. Kas ten vakar dėjosi. Nu jo, išsvypinam tą pagrindinį low. Čia tokį padarėm kaip ir double bottomą, visai neblogas, man patinka dar. Gal jeigu būtų trečias pušas, čia toks gautųsi kaip under over patternas, ne, tai arba reverse head and shoulders, tai turim vieną pušą, tada turime antrą pušą, tada vėl grįžimą į tą range'ą ir šitas užsiklausino aukščiau MSB levelio, kur jau mes čia turim MSB levelę, ne, ir tada tas antras pušas retestina šitą, bet nenukrenta žemiau. Tai va taip. Ir realiai čia jau labai neblogas reversal patternas, tai taip atrodytų. Turime šitą low, turime MSB levelį. Nu čia gali būti ir čia, nesvarbu. Jau mes treidinam aukščiau jo, tai turėjom tą pirmą pušą, padarėm low, antrą pušą išsvypinom, grįžom, padarėm MSB ir dabar antras grįžimas turėtų sustoti kažkur aukščiau negu šitas low, negu ta linija ir vėl pradėti treidinti viršų. Ir labai čia tada solidus bottomas gaunasi ir manau iki 8.5 iki 9.5 tas range'as, iki kur čia gali paskrysti. Jeigu bus ralis gan platus range'as, nes, nežinosi, kur čia gali sustoti. Gal iki 8.5 bounces ir numirs vėl. Nes vėlgi, kaip jau minėjau, Bensai daily raudoni, tai jeigu mes įsijungtume daily Bensus ant 1H timeframe'ą, matom, kad jie yra čia kažkur. Tai jo, tas pušas į 8.5, 8.8, čia gali nuredžektinti, gali papušinti aukščiau iki Bensų, iki 9, kur nors 9.2 ir tada čia nuredžektinti. Trumpai reziumuojant, tikimės pušą iki Bensų ir tikimės, kad nuredžektins ir tada žiūrėsim, kur sustos ir tada ant high time frame'o. Ar formuojasi čia kažkoks bottomas ar ne. Taip. 2 dienų timeframe'as. Taip, tai apie 2 dienų timeframe'ą pakalbėsim tada tuo jau greit, nes 2 dienų timeframe'ą ir naudoju savo BTC spotui, 8 valandų timeframe'as. Bensai. Na irgi vakar jau šnekėjau, nelabai kas keičiasi, tai pirmas flipas Bensų žalių sufeilino. Žiūrėsim, kokia reakcija bus į antrą flipą. Tai... Žodžiu, pavyzdį, kažkur čia įsivaizduoju, kad esame, ne? Tai pirmas flipas failed, gal ir antras flipas failint, bet nepadarys naujo low ir tada jau trečias flipas kažkokį producins rally. Tai jo, gerai. Eikime prie to, kaip aš treidinu savo BTC spotą ir ką su juo darau, tai padalinęs jį esu į 3 dalys, 33%, ne, tai realiai viso savo bego
padalinta į 3 dalys ir trečdalis bego tai niekad neparduodama, tai forever holdinama, nes vis tiek tikiu, kad PTC dar kils ir per ateinančius 10-20 metų, normaliai pakils, nežinau, nenoriu čia tų targetus spėlioti, bet jo, tikrai tikiu ir iš to ir istoriškai kaip atrodo viskas, tai kokie fundamentals, tai jo, trečdalį bego niekad neparduodu, nesvarbu kur perku, trečdalis visą laiką uždarytas saugyklai. Dabar kitą trečdalį treidinu pagal 8 dienų benzus, labai paprasta strategija iš tikrųjų, bet gauni realiai tik vieną treidą per ciklą. Tai metų pradžioj turėjom treidą, dabar visi benzai žali. Praeitam ciklę turėjom, čia pradžioj turėjom treidą, bet čia toks mini profitas, čia man rods losas buvo, po to čia metų pradžioj turėjom treidą, čia exit. Ir čia davė dar vieną, bet čia realiai break-eveną. Ir jungsiu gal ilgesnį chartą. 2.8 taipogi labai early davė entry. Čia išvis prie 300 baksų ir realiai exitas buvo kažkurį šitų candle čia. 8K. Tai aišku, neparduosi pačio topo, bet ne tam esmė. Ne tam esmė šitos strategijos, esmė tą vidurį trendo išvalgyti. Ir jo, galėsiu įmesti linką. Tai čia aprašyta visi strategija. Tai 8 dienų time frame'as. Moving average 12-21, tai va čia tas Haroldo EMA. Toliau ATR'as. Na to gal porą backtestų padarysiu, kad matytumėt kaip veikia. Tai galim čia pradėti nuo kur, nuo čia. ATR'as, average, directional indeksas. Tai tiesiog skaičiuoja volatility ir gan patogai naudot, kad dėt stop lossą. Nors čia tokios poto strategijos nelabai čia reikia to stop lossą, bet toks hard stopas vis tiek geriau jį pasidėti. Niekad nežinosi, kas bus. Tai entry, net kai candle closes, kuris užkonfirmina bullish benzų flipą ir jeigu išstoplosino, bet kita žvakė vis dar virš 21 EMA, tai virš šitos linijos, kai žali benzai virš apatinės linijos, tai ant kitos candle vėl galim užeiti į entry. Tik profitas bearish benzų crossas ir stop lossas ATR. Tai taip atrodo, čia labai paprasta strategija, tiesiog benzų crossai ant 8 dienų time frame'o ir čia backtestų rezultai, labai aukštas EV, 12 EV, tai baisiai aukštas, bet esmė, kad treidų labai mažai. Tai BTC per visą egzistavimą nuo 2.12 davė tik 8 treidus, man rodos 4. Jo, 8 treidus tik davė kol kas. Goldas biški daugiau nuo 7-9 metų davė. Bet tai va, čia backtestų rezultatai ir galėsiu įmesti šitą, kam įdomu, parašykite PM. Parodysiu live, kaip veikia, tai MBTC pasidarykim porą backtestų. Tai entries šita žvakė, kuri užkonfirmina klausą, kad žali benzai flipina. Longas, stop lossas. Na jo, čia gan lėtai smaukosi, nes po vieną tik tais dieną, kadangi 8 dienos žvakiai, tai biški čia užtrunka laiko. Bet nieko. Porą pavyzdžių padarysim, po to kitą strategiją 2 dienų parodysiu, ten biški kitaip, ten ne tik crossai. Ir ten gan aktyviau treidint reikia.
Aišku, kai čia buvo šitas treidas, tai manęs dar markete nebuvo, bet, čia backtestinimas, tai mes žinom, kad jeigu būtum taip treidinęs pagal šitą strategiją tais laikais, tai būtų viskas veikia. Tai backtestinimo tokia ir esmė, kad ištestuoji ant ko daugiau price actiono ir istoriškai žinai, kad turi veikti. Aišku, istoriniai pavyzdžiai neatspindi ateities, bet kai tokie dideli timeframe'ai, tai gan didelė tikimybė. Ir va, mūsų treidas realiai iššokom čia. Laikėm va vieną treidą iki ilgai, labai daug. Realiai 3 metus, ne? 930 dienų. Ir va, ir mūsų exitas čia. Ir riskinom 16%, kad pakelt 2500%. Čia aišku, tie returnsai, ko toliau to mažėjom, bet tai čia tų pirmų ciklų tokie aukšti returnsai, po to ten sumažėja. Dar gal vieną parodysiu. Kad ir šį ciklą, kad ir praeitą, ne, tai... Čia šitų neskaičiuoju, čia aišku pora buvo false entry. Tai ten minimalus lossai arba break even, bet po to, kai užgaudai normalų trendą, tai atsiperka viskas. Tai praeitą ciklą. Čia buvo tas pagrindinis entris. 10k. Ir exitas ten prekiam gal gavos. 3-5 gal. Ta prasme, tu pačią topą neparduosi, nes vis tiek čia moving average, tai kaina jau gerokai turi pakrysti, kad būtų flipas, bet ne tam esmė. Esmė čia šitos būtent strategijos laikyti tiesiog, kai žali bensai, nes kai žali bensai, tai istoriškai bullrūnas, kai raudoni bensai, istoriškai bear marketas, tai realiai bet kokį asetą tu žaliais 8 dienų bensais tu nori laikyti. Ir su raudonais nebenori laikyti. Tai va, matom. Iššokom prie 10k, iššokom prie 3-3k, ne. Čia davė dar vieną entry, bet čia, kiek pamenu, buvo break even. Minimalus losas pusė ir loso, kiek čia gavosi procentais, 12%. Ir viskas, ir baigėsi praeitas ciklas, tai realiai kaip čia iššokai ir nebelindai daugiau, nes bent 8 dienų bėriš raudonį ir laukia kitą antrą. Ir kitas entris buvo čia. Ant 2k. Ir viskas. Ir realiai nuo šito entro dar nebuvo exit signalo, tai kai bensai flipinsis raudonai, tai man tada bus exit signalas. Pagal šitą strategiją 33% spoto savo aš parduosiu. Taip, tai čia kita 30%, ne, tai 30% never sell, kitas 30% pagal šitą 8 dienų strategiją ir kitas 30% pagal 2 dienų strategiją, ir ten jau biški aktyviau reikia tradint, nes ten ne tik bensų crossai, tai šita strategija yra čia. Ir, čia daugiau pavyzdžių, gan detaliau aprašyta ir irgi BTC. Būna 5-6 treidai per metus, ne? Čia galim pažiūrėti 2.16, bet 2.16, ten nebuvo datos, kiek pamenu.
nuo 2.16 aš ten nuo kažkur pradėjau testinti, ten pačių anksčiausių ten 2.12, 2.13 netestinau, nes labai aukšti returnsai ir dabar jau nebe taip juda tas marketas. Tai va, 2.17 buvo 5 treidai, 2.18 4, 2.19 5, 2.20 4, 2.21 3, kiek čia 6, 7, 8, 8, man rodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 2.24 6. Jo, koks R irgi, R ganėtinai aukštas, 3.11. Nu, irgi aukštas R, bet taipogi čia nėra 100 rezultatų, čia kiek šiam, gal koks 5, tai irgi tas R biški kyla, su 100 rezultatų ten gal būtų koks 2.5, manau. Ne ROIV, atsiprašau, expected value. Tai čia visi, skaičiuojasi taip, kad visi rezultatai R, tai kiek tu risko laimi iš vieno, kiek tu vienetų laimi iš vieno vieneto risko, sudedami ir padalinta iš treidų skaičius. Ir vidutiniškai iš kiekvieno treido tu tikėsi laimėti 3.11 R. Tai tiek. Irgi taip pat galėsime šitą paskaityti, kam įdomu. Čia gan detaliai surašytos strategijos, tai tos taisyklės. Ir jo, naudojamas 2 dienų time frame'as, irgi 12-21 moving average'ai. Šitoj strategijai taip pat naudoju volume confirmation'ą, tai volumas su 50 su PM moving average'u ir ATR'as stop loss'ui pasidėti. Ir irgi entris, 2 variacijos entrių, arba kai būna bullish bensų flipas, taip pat kaip ir ant 8 dienų strategijos, ne, arba kai kaina pakyla virš 21 EMA su volumu aukščiau negu PM EMA, tai to irgi pabektestinsiu, parodysiu. Nu ir irgi stop loss'as, tai ATR'as ir TP, jeigu užsiklausina žemiau 21 EMA. Tai čia gan detaliai aprašyta, tai čia pažiūrėsit video ir paskaitysit, suprasit. Nu taip, galim tada pabektestinti. Nu kur čia, šį bulrūną, ne. Nes, nu jo, čia tarkim 2.20 irgi buvo entris, ne. Tai čia tarkim losas, čia buvo irgi vienas losas. Nu, per visą bear marketą gavai 3 entrius ir visi buvo 3 losai, tai nieko baisaus. Per bulrūną viskas atsiperka. Tai man reikia šito. Jo. Biškai palauksiu, kol užsikraus, tai čia naudoju aggregated volume per visus exchange'us. Ir matom, kad turim 50 dienų, 50 žvakių, čia gal 100 dienų average'as volume. Ir jisai man bus reikalingas kaip entris. Toj pamatysit kur. Tai pirmas entris buvo čia. Stop lossas. Taip, dabar aš laukiu, kol žvakė užsiklausins žemiau apatinės linijos 21 EMA. Va, čia turėjom klausą, ne, žemiau, ir čia mano exitas, tai čia 30%. Ta 30% spoto, kurį nupirkau čia, pardaviau čia. Dabar mano reentris, jeigu bensai vis dar žali, būtų klausas aukščiau žemesnės linijos plus volumas aukščiau PM EMA. Jeigu tokia situacija, kad žvakė užsiklausina aukščiau, bet nėra volumo, tai aš nieko nedariau, laukiu ir perku tik tais ant to žvakės, kur volumas aukščiau negu PM EMA, tai to pamatysit. Tai dabar aš tarkim laukiu reentrio, ne, nu ir va, šitą žvakę mano reentris, turime klausą aukščiau, 21 moving average plus turime aukštą volumą. Tai šitą žvakę mano reentris, pasidedam stop lossą. Nu ir vėl
Treidinam, laukiam. Čia, man rods, buvo exit. Ne, matom visgi ant poros dolerių laikosi aukščiau, tai kita žvakė tik tai. Ja, ta žvakė exit. Taip, tai antras treidas. Vėlgi, nupirkau čia, pardaviau čia. Vėl laukiu reentrio. Tai kita žvakė iš karto reentris. Stop lossas. Išeinu iš pozicijos čia, tai čia turėjau mini lossą. Vėlgi laukiu reentrio. Tai kadangi bensai dabar jau flipina raudonai, mano reentris būtų žali bensai. Na ir va, mano reentris čia. Stop lossas. Taip, klausas žemiau bensų buvo čia. Vėl lossas. Vėl laukiu reentrio. Vėl reentris buvo. Jo, visgi čia buvo reentris, nes matom, kad volumas aukščiau negu moving averages. Tai stop lossą iškart pasidedam ir man rodo, čia ant kitos žvakės bus iškart exit. Jo, ant šitos žvakės exit, tai mini lossas ir laukiam toliau, kas bus. Taip. Entris čia. Čia kiek atsimenu išstoplosins. Ne išstoplosino, bet vis tiek čia reikėjo uždaryti čia, nes užsiklausino žemiau, tai uždarom lossę ir tada nepavadu, čia šitą žvakę bus reentris ar ne, kraukis. Taip, kas čia atsitiko, kažkaip čia viskas ne taip atrodo, kaip turi atrodyti, kodėl čia taip? Kaip nėra volumo, va yra, jo, tai matoma, ne, kad šita žvakė užsiklausinus aukščiau bensų, bet nėra volumo, tai laukiam, kol bus volumas. Tai va, ant šitos žvakės gavom volume confirmationą ir galim entry dėti. Entries. Laukiam vėl klausą žemiau. Tai klausas žemiau. Čia buvo, nebuvo. Ne, visgi nebuvo, kita žvakė. Kita žvakė, klausas žemiau, ne. Tai turim tokį treidą. Nupirkom čia. Pardavėm čia. Ir matot, kad buvo lossų, bet realiai vienas treidas ten atpirko visus lossus su kaupu ir dar išėjom į pliusą ir dar metų pradžioj buvo pliuso. Tai žodžiu. Čia skau, iš backtestus rezultatai visi yra, tai galit pasižiūrėti, kam įdomu. Tikrai gan profitable strategija, jeigu būtų neprofitable, tai netreidinčiau, viskas ištestuota pas mane. Taip, turėjom. Čia matom, turėjom žvakių užsiklausinusi aukščiau, bet volumo nėra. Tada čia turim žvakę su aukštų volumu, bet žemiau bensų. Ir vat realiai tik šita žvakė mūsų entris. Nes matom, turėjom žvakės ir aukščiau bensų, bet volumo trūksta. Tai vat realiai tik šita žvakė užkonfirmina mūsų entry. Tai vėl entris. Vėl gavom gerą treidą. Visą judesį nufarminom. Ir dabar smaukalinis vasaros range'as. Taip, turėjom tokį treidą, dabar laukiam vėl reentrio ir čia bus kokie 5 man rods treidai, kur ten arba lossė, arba break even. Taip, tai čia matom, turėjom klausą aukščiau, bet nėra volumo, tai nieko nedarom ir dabar jau benzai flipina raudonai. Tai toliau nieko nedarom, laukiam žalių bensų. Taip, čia turėjom žalius bensus. Entris take profitas.
Užklausinam poziciją čia, minimaliam lose. Vėl laukiam reentrio. Vėl čia turėjome entry, čia man rodos bus visiškas pilnas losas, jeigu gerai pamenu. Jo, pilnas losas. Pirmą kartą man rodos pilnas losas. Ai ne, čia gal tik porą treidų buvo vasaros range, ai tai ne taip ir blogai, Tada čia, entris, čia losas, tada laukiam reentrio, reentris, kita žvakė. Kažkur atsimenu, čia turėtų mane išstoplosinti ir vis tiek būt treidint virš benzų, tai ten tiesiog toks šlykštus vykas buvo. Vėl čia exit. Vėl laukiam reentrio. Taip, reentris šita žvakė, man rodos. Jo. Jo, šita žvakė. Stop lossas. A, ne. Nufarminom visą tą pumpą iki 100k. Čia exit. Na tai matot, kaip strategija veikia, ta prasme, kai jeigu marketas kils, jūs tikrai būsit, jūs tikrai pagausit tą trendą. Jeigu marketas krys, tai nebūsit įsimetę ten, kur labai žiauriai krys. Nu čia vasaros tam tokiam chopper range, aišku, bus false signalų, bet vėlgi užgaudai vieną gerą treidą ir atsiperka ten viskas su kaupu. Tai nieko baisaus. Čia turėti 100% win rate, nėra realistiška ir šiaip trend treidinimo strategijos, tai ten win rate'as, maksimum 30, kiam procentų, čia jau labai daug, nes marketas 20-30% laiko tik tais treidina, trendina, visą kitą laiką juda range, o range trendo strategijos neveikia, o tu vis tiek treidini visą laiką, tai range bus daug losų ir po to užgaudysi vieną trendą ir tau tie visi losai atsipirks. Tai win rate'as gan mažas, bet vynas per treidą labai aukštas ir todėl gaunasi neblogai. Tai laukiam kito entrio. Tai jo, šitam range mano initial exit buvo čia, čia man rods porą treidų dariau. Po to reentris buvo, čia nebuvo reentrio, laukiam dar reentrio, va šita žvakė mano buvo reentris. Vėlgi laukiam, čia neužtrendino ir realiai ant break-even uždariau ant 97k. Ir viso, čia jau raudoni bensai ir dabar nieko nedarau, tą 30%, kur nusimečiau čia kažkur, tai ir laukiu dabar žalių bensų, kad įsimesti atgal. Taip, tai tokia ta strategija ir vis tiek, būtent šitą 2 dienų strategiją, tai fiksuosiu tikrai profesoriaus užrašus, tai kai pirksiu pagal ją, tikrai žinosit ir tiesiog laukiam žalių bensų ir žiūrėsim užtrendai, čia tas marketas neužtrendins. Jo, šiandienai tada tiek ir susitiksime rytoj.